Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė. Šiandien sveikinuosi su jumis iš raudonos žydinčių aguonų pievos ir šiandien noriu papasakoti jums apie priešingybės arba polariškumo dėsnį. Tai jau yra 7. dėsnis mūsų visatos dėsnių mozaikoje, tai beveik jau visi, dar liko vienas įrašas, o šiandien polariškumo dėsnis, kuris sako, kad kiekvienas daiktas arba kiekvienas dalykas, kurio mes norim, turi du priešingus polius. Tai yra, pavyzdžiui, Žemė, mūsų planeta, yra viena planeta, bet jinai turi pietų ašigalį ir šiaurės ašigalį. Temperatūra, kuri šiandien panašu, kad bus vėl labai karšta, tai yra gali būti temperatūra aukšta, arba gali būti žema, tada kai šalta. Tai yra vienas reiškinys, bet turi du savo priešingus polius. Ir ką reiškia tie poliai ir kaip jie susiję su visatos dėsnis ir su tuo, ką mes norim pritraukti savo gyvenimą. Tai pavyzdžiui, šiandien ryte anksti atsikėliau. Tai aš dabar jaučiu miego trūkumą, miegas, išsimiegojimas yra vienas reiškinys, tai yra miego trūkumas, o priešingam poliui yra miego gausa, tada, kai aš išsimiegu tiek, kiek noriu. Ir tada, kai aš patiriu miego trūkumą, aš suvokiu, kaip stipriai aš noriu išsimiegoti ir kaip tai yra man svarbu. Tai lygiai taip pat su visais kitais dalykais gyvenime, dažniausiai, kad mes suprastumėm, ko mes norim, mes iš pradžių turim patirti tą priešingą polių, to dalyko, kurio mes norim, nebuvimą ar kažkokį neturėjimą. Ir tada iš to mes formuluojam norą, kogi mes norim. Ir pastebėkit, kaip tai susijęs su pakankamumo ir gausos dėsniu, kad tada, kai mes pastebim, kad yra trūkumas kažko gyvenime ir galvojam apie trūkumą, tada mes ir patiriam trūkumą, nors iš tikrųjų visko yra gausa ir jeigu tik mes koncentruojamės į gausą, tai mes tą gausą pastebim. Tai tiek trumpai apie polariškumo dėsnį. Pastebėkit tuose dalykuose, kuriuose ką norit pritraukti, ar jūs koncentruojatės į tai, ko norit, ar jūs koncentruojatės į tai, kad jūs šiuo metu to neturit, nes tai, ką koncentruojatės, auga, kaip žinot, iš ankstesnių įrašų, iš sąmoningo kūrimo dėsnio. Ir tiesiog pradėkit labiau galvoti apie tai, kaip jūs vis dėlto norit, kad būtų, o nebūtinai apie tai, kaip šiuo metu yra, nes tai, apie ką mes galvojam, atsiranda mūsų gyvenime. Ačiū, kad žiūrėjot. Dar vienas 8. įrašas laukia jūsų kitą savaitę. Kol kas saulėti linkėjimai jums iš aguonų pievos. Čia buvo Justina. Iki.